Paskutiniu metu GiveMeStats Twitterio accountą pradėjo laikinti, repostinti Jamesas Nunnally, taip, ne kas kitas, o Jamesas Nunnally, jis gal net seka GiveMeStats. Ne, jisai neseka GiveMeStats, bet jisai turi 16 000 sekėjų ir kai jisai pasidalina GiveMeStats postu, arba jisai palaikina, arba jisai pakomentuoja, tai iš karto automatiškai tas postas sulaukia daugiau views. Ačiū Jamesai Nunnally. Paskutinės 3 dienas straglinau, mokinausi API endpointus, kaip jau sukurti, kaip jiems sukonfigūruoti autentikaciją ir autorizaciją. Jeigu patį API endpointą sukurti nebuvo sunku, tai jam sukurti ir suprasti, kaip sukurti, kaip sukonfigūruoti autentikaciją ir autorizaciją, tai man buvo kietas riešutas. Jau visai vėlu, 20 valanda 8, nu sąlyginai visai vėlu. Baigiu šiandieną sesiją, šokam į kitą dieną. Jau čia įrašinėja. Skaudamiausia vieta, kad stringu labai daug blokerių. Šiuo metu pas didžiausias blokeris bandau kurti API endpointus ir bandau juos apsaugoti, sukurti jiem autentikaciją. Bandau tai padaryti su sesijom, su tokenais. Tokenus išsaugau sesijose ir tada tos tokenus naudoja, siunčiant API requestus, bet man nepavyksta. Ir žinai, ką pagalvojau? Žiauriai stringu. Didelės kompanijos turi labai didelę biurokratiją, visokie change requestai, visokie rollback planai, visokie testavimai. Jie juda lėtai. Jie neturi pagreičio. Aš esu, gerai, startupas ir aš judu dar lėčiau. Kai turėtų būti atvirkščiai, aš turėčiau judėti staigiai, greitai kaip žaibas ir aš turėčiau turėti pranašumą prieš tas didelės korporacijas, kurios turi visą tą didelę biurokratiją ir juda lėtai. Bet dabar vyksta atvirkščiai. Todėl aš nusprendžiau. Tai žodžiu, gerai, trumpas monologas. Tai nepavyksta man su tais API'ais ir konkrečiai nepavyksta su autentikacija. Bandau kurti tokenus, bet bandau išsaugoti juos sesijose, neina išsaugoti sesijai tokeną, tada kaip pasimt tą tokeną, kaip naudoti siunčiant requestą tą tokeną, kaip validuoti, kad tas tokenas ten, tarkim, neexpirinės, visko aš nesukonfigūruoju, man nepavyksta to padaryti. O gal net aš viską blogai suprantu, gal ne taip viskas darosi, aš čia tuos tokenus, gal aš, gerai. Tai ką aš nusprendžiau važiuoti toliau šitą reikalą, šitą mokinimąsi padedu šiek tiek į šoną ir važiuoju toliau su inertija, bet tikrai nepamiršiu API endpointų, aš norėsiu tos API endpointų susikurti. Čia kol kodinau kėdį, sėdi, nežinau kaip tart, kėdį, sėdi Osmanas, jungiasi prie Panathinaikos, dar tik gandai, bet Oli nusipirko Fournier, Panathinaikosas nusipirko Osmaną. Oli ir Panathinaikos derbiai bus nesveiki. Ar yra tarp žiūrovų patyręs PHP developeris, kuris sutiktų man skirti kelias dienas po 15 minučių pasidaryti kelias sesijas, kad tu man galėtum papasakot, ar aš čia gerai kodinu ar ne, best pirštų į klaidas, ką blogai darau. Aš būčiau labai dėkingas. Ačiū. Einu ne kur kitur, o pasidaryti kodo sesijukę. Kodo sesijukę. Labas, jei čia pirmą kartą išklydė, esu Arūnas. Glinti čia mano pasvardą pamatysi. Esu Arūnas, junior developeris, bildinu krepšinio statistikos puslapį GiveMeStats. Šiandien atėjau į kodinimo sesiją su draugeliu. Kelios dienos, 5 dienas bandžiau išdaužyti aš tą API endpointų kūrimą ir jų autorizavimo, jų autentikacijos sukūrimą su kodinimą. Ir man niekaip nepavyksta, labai straglinu. Buvau labai jau ryžtingai nusiteikęs, daužysiu iki išdaužysiu, mokysiuosi iki išmoksiu, bet niekaip nepavyksta. Ir tuomet man pasitaikė YouTube'ai toks vaizdelis Coding neskeilinamus produktus. Kažkas tai panašaus. Mesiu linką į tą vaizdelį, jeigu nori pasižiūrėti, man jis patiko, man jis rezonavo. Aš dabar čia straglinu 4-5 dienas.
Vietoj to aš galėjau kokius 4-5 puslapius sukodinti. Tai aš sėdėjau ir galvojau, aš prarandu greitį, aš prarandu momentą, aš neturiu jokio pranašumo prieš tos kitus didelius puslapius, o aš turėčiau turėti pranašumą prieš tos kitus didelius puslapius. Aš trumpam pasidėsiu į šoną šitą API endpointus ir jų autentikaciją ir toliau važiuosiu su Inertia.js. O anksčiau ir vėliau aš išdaužysiu tą autentikaciją, susikursiu ar po kelių dienų, ar po savaitės, ar po mėnesio. Dabar mano tikslas yra iki sezono startuos, man reikia migruoti į naują projektą, MVP produktą sukurti. MVP tai bus ne visą funkcionalumą perkelti į Laravel frameworką, bet didžiąją dalį, gal net ne taip pasakiau, svarbiausius toolsus esančius mano webapė, juos reikia perkelti ir gal ne kiek svarbiausias, bet populiariausias tuos, kuriuos žmonės naudoja dažniausiai. Tai tikslas yra toks ir dabar daužysiu aš tos puslapius. Sekasi šūt. Baigiau vieną puslapį ir pradėjau kitą puslapį, bet buvau labai užstrigęs, nesugebėjau prašyti tas kalkuorę.